Sveiki, aš esu Auksė ir šiandieną darau video su savo broliu. Tas video vadinsis Svečias. Gero žiūrėjimo. Aukseli, kelkis, turim svečią. Kas toks? Specialistas. Apklausinės tave, taigi tau mokyklai blogai sekasi, padės gerai mokytis. Nu, nereikia man to specialisto. Vis tiek aš jį pakviesiu pasiklot plovytę ir lauk. Tai palauk, leis man bent pasipuošti. Gerai, aš pasiruošiu kviesti savo specialistą. Gerai, einu pakviesti. Lyg man dar reikia kažkokio specialisto. Štai tavo specialistas. Labą dieną. Labą dieną, aš nelabai supratau, ko čia atėjo. Mama, ko čia atėjo? Aš tau paaiškinau. Atėjau pasiaiškinti apie mokyklą. O kodėl man reikia aiškintis apie mokyklą? Jūsų mama sakė, kad blogai mokotės. Man tik kontroliniai nesiseka, kitkas labai gerai. Dukrelė, prašau nemeluoti dėdei. Aš ne vaikas, kad dėdė, nervinu. Jeigu jūsų dukra nenori, tai aš išeinu. Bet ponė, šį kartą gerai, labai apgailestaujame, kad taip nutiko. Labai piksuojant savo dukrą, mes pasiaiškinsim. Viso gero. Viso gero. Dukra! Ką tu padarai? Mama, tugi žinai, kad man nepatinka aiškinti su specialistais. Tai kam tu iš vis jos kvietei? Aš jų nekenčiu ir negaliu pakęsti. Aš jo nekenčiu ir nekęsiu. Ir jeigu tu dar pakviesi, aš net neišeisiu iš kambario. Ir užsirakinsiu, kad jis neateitų į mano kambarį. Dukrelė, bet kas taip elgiasi? Turėtume elgtis pagarbiai, kai ateina svečias. Tikrai nesielgsiu pagarbiai, kai būtent ateina pas mane specialistas. Na ir būks tau, niekada negausiu 10. Ruošk namų darbus. Pasvajo, kad ruošiu namų darbus. Ačiū, kad žiūrėjote video. Iki.